Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta. Jis veda mane, lydi, sustiprina, apsaugo, aprūpina. Viršukalnėje ir slėnyje. Perėjęs slėnį, patirsiu pačius nuostabiausius Dievo palaiminimus. Visuomet tai prisiminkite. Šiandien teologijos mokslų daktaras Čarlzas Stenlis kalbės apie slėnius mūsų gyvenime. Šiandien priminsiu Jums vieną dažniausiai cituojamų šventojo rašto vietų. Ją išmokau mintinai dar 2. ar 3. klasėje. Tai buvo namų darbas. Būtų puiku, jei ir šiomis dienomis mokiniai gautų panašių užduočių. Šią ištrauką cituojame, kai turime poreikių. Man nieko netrūksta. Kai mums baisu, nebijau jokio pavojaus. Kai esame pavargę ir kamuojami rūpesčių. Regis, ši šventojo rašto ištrauka labai universali. Ji dažnai cituojama prie mirštančiojo lovos, prie kapo duobės, mūšio lauke ar kovos sūkuryje. Eilutės, apie kurias šiandien kalbėsiu, tinka kiekvienoje situacijoje ir kiekvienose aplinkybėse. Dievas šioje trumpoje ištraukoje išreiškia, kaip stipriai mus myli. Išreiškia savo troškimą mumis rūpintis ir pasiryžimą mus ginti. Tad kviečiu Jūs atsiversti 23 psalmę. Perskaitysime ją. Tačiau noriu, kad sutelktumėte dėmesį į 4. eilutę, nes šiandien kalbėsiu apie slėnius tikinčiojo gyvenime. Retkarčiais kiekvienas atsiduriame slėnyje. Taigi Dovydas pradeda: Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas ir aš visados gyvensiu Viešpaties namuose. Slėnis – tai vieta, kurioje dažnai atsiduriame kiekvienas. Nepamirškime, kad be slėnių nebus kalnų. Jei bus slėnių, bus ir viršukalnių. Kartais žengiame slėnių, kartais viršukalne. Dauguma žmonių nežino, kaip slėnyje elgtis ir nesupranta, kodėl Dievas leidžia jiems patekti į tokias vietas. Gyvenime neišvengsime skausmo, sunkumų, skaudžių netekčių, kančios. Patiriame dalykų, kurių kartais net nesuvokiame ir nesuprantame, kodėl Dievas leido jiems mūsų užklupti. Tačiau, kai pradedame suprasti, ko Dievas nori, mūsų požiūris ima keistis. Kai situacija atrodo beviltiška, atsiranda viltis, pasitikėjimas ir užtikrintumas, kad šiame slėnyje nebūsime amžinai. Kaip elgiamės, kai užklumpa skausmas, kančia, praradimas, vienatvė? Ką mums tuomet daryti? Apie tai noriu kalbėti remdamasis 23 psalme. Pirma, šios patirties nė vienas neišvengsime. Neįmanoma visą laiką gyventi viršukalnėje, kur ramu, gera, kur džiaugsmas, klestėjimas ir sėkmė.
Retkarčiais atsiduriame slėnyje, sunkumų ir išbandymų vietoje. Atkreipkite dėmesį į kontrastus. Šioje psalmėje minimos žalios pievos, ramūs vandenys, tamsiausias slėnis arba mirties šešėlio slėnis, teisumo takai. Tokie laikotarpiai gali trukti trumpai arba ilgai. Tai metas, kai mums skaudu, kai slegia širdgėla, pagrįsta arba nesuvokiama, nesvarbu. Kaip žmonės patenka į tamsiausią slėnį? Galbūt nustebsite, bet kartais mus ten nuveda gerasis ganytojas. Parašyta, viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Jis mane guldo. Paklausykite, jis veda, jis gano. Kartais gerasis ganytojas nuveda mus į tokius slėnius, kuriuose patiriame skausmą ir kančią. Paprieštarausite, juk jis geras ganytojas, taip apie save kalbėjo ir Jėzus. Taip, Jėzus sakėsi esąs gerasis ganytojas. Evangelijos pagal Joną 10 skyriuje jis vadina save ganytoju, prižiūrinčiu mus. Jis sako, mano avis girdi mano balsą, aš pažįstu jas ir jos seka paskui mane, duodu joms amžinai gyvenimą ir jos nepražus per amžius. Niekas neišplėš jų iš mano tėvo rankos. Skamba palaimingai, kaip meilė, malonumas, taika, džiaugsmas. Bet ne tik į tokias vietas mus veda ganytojas. Galbūt dabar esame viršukalnėje, mums viskas puikiai sekasi, bet priekyje matyti nauja viršukalnė. Dievas veda mus per slėnį, kad galėtume pasiekti kitą viršukalnę. Jis turi rimtą priežastį. Matote, gyvenimas nėra lyguma. Būna geras laikas, sunkus laikas, vėl geresnis laikas. Dievas mato kitaip negu mes. Jis mato mus čia, bet nori mums kažko geresnio. Taigi kartais tamsiame slėnyje atsidurime ne dėl to, kad ką nors padarėme, ar kas nors kitas mums padarė, bet dėl to, kad dangiškasis tėvas, ganytojas, turi mums suplanavęs kai ką gerą. Dievas nori, kad į viską išmoktume žiūrėti jo akimis. Jei esame ten, kur mums gera ir patinka, negirdime jo ir nežiūrime jo akimis. Kuo gilesnis slėnis, tuo daugiau Dievas mūsų gyvenime gali nuveikti. Prisiminkite savo tamsiausią slėnį. Laiką, kai patyrėte daugiausia skausmo, nesupratimo, kai pasijutote pagautas į spąstus, be išeities iš tamsos. Atsimenu, kai mirė mano mama. Galvojau, kad tai tamsiausia dauba mano gyvenime, tačiau praėjus vos keliems mėnesiams patyriau dar vieną, daug tamsesnę. Mes negalime nuspręsti, kokio gylio ir tamsumo yra kito žmogaus slėnis. Nežinome, kur tas žmogus buvo anksčiau. Kai kiti žmonės išgyvena sunkumus ir dalyjasi savo skausmu, nesakykime, tai niekis palyginus su tuo, ką teko patirti man. Aš jau seniai supratau, jog kai kas nors išlieja savo širdį, nedera sakyti. Dabar paklausyk, kaip buvo man. Tiesiog išklausykime, bet nelyginkime slėnių gilumo. Iki galo nesuprasime ir neįvertinsime kito žmogaus skausmo. Nesuprasime, kaip tai jis slegia. Nesuvoksime, kaip giliai jis yra sukrėstas. Skausmas, kai vyras arba žmona be įspėjimo išeina ir palieka sutuoktinį, nėra palaipsniui augantis. Jis sukrečia, sudaužo jausmus. Netikėtai žmogus atsiranda tamsiame slėnyje. Jis ne pats tai pasirenka. Taip atsitinka dėl kito žmogaus veiksmų. Ar tai tėvo mūsų gerojo ganytojo valia? Ne. Ar jis leido tam nutikti? Taip. Ką jis toliau darys? Prisiminkite, kur bebūtumėte, ar viršūnėje, ar tamsiame slėnyje, Jėzus išlieka gerasis ganytojas. Jis ir jo santykis su mumis nesikeičia. Ko reikia, kad atsirastų artimas ryšys su Dievu? Ko reikia, kad atsivertų akys? Ko reikia, kad meilė daiktams pakeistų meilę jam ir bendravimą su juo? Ko reikia?
Jis, gerasis ganytojas, visą laiką veikia mūsų gyvenime, norėdamas mums gero. Taigi bet kokiame slėnyje esame prižiūrimi ganytojo. Žinodamas tai, galiu turėti daugiau pasitikėjimo. Skaitome, viešpats mano ganytojas. Izraelitai, kalbėdami apie Dievą, mąstė apie jį kaip apie savo, tai yra Izraelio tautos Dievą. Bet Dovydas kalba kitaip. Viešpats mano ganytojas. Jis kiekvieno tikinčiojo ganytojas, tačiau slėnyje noriu žinoti, kad jis yra mano ganytojas. Jis mano ganytojas viršukalnėje, jis mane gano ir tamsiausiame slėnyje. Įsidėmėkite, jei patikėjote Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju, visuomet šalia jūsų yra gerasis ganytojas. Jis nesikeičia. Kai patikėjote Jėzumi kaip savo gelbėtoju, jis atėjo į jūsų gyvenimą ir nuo tada jumise pasilieka, vesdamas, nukreipdamas, padėdamas, guosdamas, stiprindamas, saugodamas. Visai nesvarbu, kur jūs esate, slėnyje ar viršukalnėje, jis visuomet tas pats ir visuomet šalia. Tamsūs slėniai Dievo vaikui yra geriausias ir naudingiausias laikas mokytis. Čia geriausias pamokas gauna visi jo sekėjai. Dažnai galvoju, kodėl šis laikas toks naudingas? Jis naudingas dėl to, kas vyksta slėnyje. Prisiminkite, ko išmokote, kai viskas vyko taip, kaip norėjote, pagal jūsų numatytą planą. Kai turėjote daug pinigų, gražius namus, vaikus šalia ir taip toliau. Kiek tada išmokote dvasinių tiesų? Išmokote, kad Dievas yra geras? Nejaugi. Nemanau. Tikriausiai manėte, kad taip ir turi būti. Priėmėte kaip savaime suprantamą dalyką. Kada išmoktą pamoką palydėjote šūksniu, dabar esu tikras, kad galiu juo pasikliauti. Slėniuose mes išmokstame daugiausia. Daugiausia išmokstame ko? Pradėkime nuo jo. Slėniuose mes daugiausia sužinome apie Dievą. Atkreipkite dėmesį, jog psalmės autorius sako, kad mes ilsėsimės žaliose pievose, ganysimės prie ramių vandenų. Einant per tamsius slėnius, nieko nereikia bijoti, nes Dievas visko pasirūpina. Ne viršukalnėje, o slėnyje daugiausia sužinau apie Dievą. Slėnyje ima ryškėti Dievo paveikslas. Ramioje kasdienybėje mūsų protas ir gyvenimai yra taip pripildyti įvairiausių dalykų, žmonių, darbų, jog Dievas visame tame kažkaip pasimeta. Tačiau, kai man skauda, kai kenčiu ir esu vienišas, kas nutinka? Ką darau, kai apima vienatvės jausmas? Gręžiuosi į jį. Kai netenku, ką turėjau, gręžiuosi į jį. Kai mane palieka draugai, gręžiuosi į jį. Kai sergu ir gydytojai nebegali padėti, aš atsigręžiu į jį. Tada daug išmokstu ir sužinau. Sužinau, kad Dievas yra su manimi skausme, netektyje. Atrandu jo švelnumą sunkumuose. Atskleidžiu jo kantrybę su manimi, kai skundžiuosi. Viso to išmokstu tamsiame slėnyje, nes ten aš nekontroliuoju situacijos. Daugiausia apie Dievą sužinome slėnyje. Kaip šiandien prisimenu, gyvenau ir studijavau Atlantos mieste. Vieną dieną gulėjau paslikas ant grindų ten, kur tuo metu gyvenau. Ir mąsčiau apie savo mamą. Tuo metu ji gulėjo mirties patale slaugos namuose. Gulėjau ir mąsčiau. Dieve, kaip aš visą tai ištversiu?
Kodėl, Dieve, tu leidai mano mamai nukristi nuo laiptų Velykų sekmadienį, kai ji ruošėsi eiti į bažnyčią? Nesuprantu. Kodėl leidai jai nukristi nuo laiptų? O vėliau leidai jai patirti 2 mikroinsultus, vieną po kito. Kodėl leidai man pasimatyti su ją ligoninėje ir pažadėti, jog pasikalbėsime rytoj, o kitą rytą ji jau nebegalėjo kalbėti? Iki savo mirties ji nebeištarė nė žodžio. Kodėl taip yra? Tuo sunkiu metu man Dievas tiksliai pasakė, kad tai apvalantis skausmo darbas. Pirma man, kaip pastoriui, į galvą atėjusi mintis buvo puikus pavadinimas pamokslui. Užtruko kelias sekundės, kol suvokiau, kad Dievas nori man kažką pasakyti. Tuo metu mano mama buvo be sąmonės, skaudėjo ne jai, o man. Dievas darbavosi ne su mano mama. Mano mama net nebuvo slėnyje, ji buvo be sąmonės. Slėnyje buvau aš. Ir Dievas norėjo apvalyti mane. Tai buvo skausmingas apvalymas. Tuomet supratau, jog slėnyje galime patirti viską paralyžiuojantį skausmą. Tačiau jei jis darbuojasi mumyse, verta ten žengti. Svarbu mūsų teisinga reakcija ir suvokimas, kad viskas vyksta ne veltui. Dievas turi tikslą. Galbūt jis trokšta nuplėšti mūsų išdidumą arba apvalyti, išgryninti mus. Gal nėra blogai, bet jis nori, kad būtų geriau. Kartais jis nori atsijoti nesvarbius mūsų gyvenimo dalykus ir pirmą kartą parodyti, kas iš tiesų yra svarbu. Galbūt jis atnaujina kažką, ką reikia atnaujinti. Dievas visada turi tikslą. Jei tai pripažinsime, kelionė tamsiu slėniu bus prasminga. Kalbu ne tik apie skausmą. Skausmas apvalo. Jo dėka daug dalykų, kurie mums atrodė svarbus, nebetenka savo reikšmės. Prisimenu vieną draugą. Mudu buvome draugai nuo seno. Jis pasakojo, kai telefonu man pranešė, jog sergu limfoma, neliko nieko kita. Nebegalvojau nei apie pinigus, nei apie verslą, tik apie Dievą. Dievas gerai žino, kaip atkreipti mūsų dėmesį. Prisiminkite, kokiame slėnyje bebūtumėte, Dievas kažką ruošia. Todėl mums būtina išmokti reikiamą pamoką. Jei skūsimės, dejuosime, aimanuosime, pyksime ant Dievo, kaltinsime ir prakeiksime jį, slėnio gale būsime pilni kartėlio, sukilę, priešiški, pikti ir praradę nuostabią galimybę. Prisimenu mirštančią mamą. Stebėtina, kiek dalykų tapo bereikšmiai. Jei šiandien esate tamsiame slėnyje, apsižvalgykite ir pamatysite, kad daug dalykų jūsų gyvenime pasidarė nebesvarbus. Jei reaguosite teisingai, įvyks kažkas nuostabaus. Paklausite, o kokia yra teisinga reakcija? Pateiksiu 4 punktus. Siūlau juos susirašyti. 4 teisingos reakcijos pavyzdžiai. Visada prisiminkite, jog Dievas veda mus per slėnį nuo vienos viršukalnės prie kitos. Jis nori, kad mes augtume kasdien iki paskutinės gyvenimo dienos. Tad kokie tie būdai teisingai reaguoti? Pirmas, atiduoti savo gyvenimą Dievui.
Viešpatie, aš vis priešinausi, atiduodavau tai vieną, tai kitą gyvenimo sritį. Dabar visiškai tau atsiduodu. Iš tiesų svarbus esi tik tu, Dieve. Taip slėnio patyrimas taps svarbiu žingsniu į kalno viršūnę. Tai pirma. Antra, reikia tikėti, kad tamsaus slėnio patirtį Dievas pavers į gerą. Kaip bebūtų dabar sunku, skausminga, nesvarbu, ką praradote, Dievas panaudos tai geram, juk parašyta, žinome, kad viskas išeina į gerą. Kalnai ir slėniai, skausmas ir sunkumai, kančia ir džiaugsmas. Žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Tiems, kurie teisingai reaguoja ir jį pripažįsta, gerasis ganytojas yra paruošęs tai, kas geriausia. Dievas nenori, kad būtumėte apačioje, jei gali užkelti jūs į viršukalnę. Jis gali jums suteikti viziją ateičiai, atverti naujų galimybių, kokių niekada nematėte. Gyvendamas apačioje nieko nematote. Jis nori pakylėti jūs ir parodyti jums galimybės iš savo perspektyvos. Jei tik galėtume pamatyti situaciją jo akimis, prašytume nusiųsti mus į slėnį. Dieve, siųsk mane į slėnį, jei galėsiu pažvelgti tavo akimis. Jei patirsiu tai savo gyvenime, jei mane prasmingai naudosi, jei darbuosiesi manyje, siųsk į slėnį. Turiu atsiduoti Dievui, tikėti, kad jis daro kažką gerą. Ir trečia, turiu ilsėtis jo išmintyje, meilėje ir jėgoje. Dieve, padedu savo gyvenimą prieš tave ir pasitikiu tavo meilę, išmintimi ir jėga, kad tu pervesi mane per šiuos sunkumus ir įvykdysi savo tikslą. Ketvirta, turime jam dėkoti. Turiu būti dėkingas. Tėve, ačiū, kad vedi mane per šį slėnį. Ne visada kalbu taip asmeniškai, bet šiandien pasakysiu. Per tamsiausią savo gyvenimo slėnį ėjau ilgai. Niekam nelinkėčiau jame atsidurti, bet turiu pasakyti, jog į nieką nekeiščiau tų pamokų, kurias gavau ir kurias gaunu iki šiol. Į nieką nekeiščiau to asmeninio Dievo darbo mano gyvenime. Viso to būdamas slėnyje nemačiau. Nemačiau to, kai širdį vėrė skausmas. Kai matau, kaip Dievas veikia mūsų gyvenimuose ir ką jis nori ir gali padaryti, suprantu, kad tamsių slėnių dėka mes tampame naudingesni Dievui. Dėl savo išminties, meilės ir jėgos jis leidžia mums eiti per slėnius. Jis žino, kad tai geriausias būdas jam pasiekti savo tikslą. Labai dažnai mes būname savanaudžiai. Galvojame, kaip tai paveiks mus. Kartais ne tai yra svarbiausia, ne visada turi mus paveikti. Kartais slėnis paveiks kitus žmonės, kuriems mūsų gyvenimas daro įtaką. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Jis veda mus, nukreipia, saugo ir rūpinasi mumis. Tiek viršukalnėse, tiek slėniuose. Jei sutinkame pereiti slėnį, patirsime didžiausius Dievo palaiminimus. Nepraraskime šito. Tėve, mes tokie dėkingi, kad tu esi ištikimas. Nė vienas tavo žodis negali pasikeisti. Tu esi toks, koks sakei esas. Tu darai tai, ką sakei, kad darysi. Mes dėkojame tau, Dieve.
Nepalik mūsų ten, kur esame dabar. Vesk mus pirmyn, pakilėk mus. Keisk mus į savo sūnaus atvaizdą ir pavidalą, primindamas mums, kad priklausome tau ir esame tavo tarnai. Svarbiausia, ne ką galime gauti patys, bet ką tu nori suteikti kitiems per mus. Tėve, meldžiuosi už neišgelbėtuosius. Jie neturi ganytojo. Jie pražuvę. Atskirti nuo tavęs dėl savo nuodėmių, niekada nepriėmė Kristaus ir jo aukos ant kryžiaus. Atverk jų akis, kad praregėtų ir suprastų, jog yra pasiklydę. Gal uolūs, bet pasiklydę dvasinėme pasaulyje. Padėk jiems pamatyti, kad jie niekada netaps tokie, kaip tu nori juos matyti, jei neturės asmeninių santykių su Jėzumi Kristumi. Meldžiu to Jėzaus vardu. Amen. Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stenlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus baptistų bendruomenė.